Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas. Šį kartą užkimęs, atsiprašau, savaitgalį sugebėjau peršalti, bet tikrai noriu su jumis pasikalbėti. Svarbia tema, tų temų dabar yra labai daug. Aišku, kad pagrindinė tema yra saugumas, mes apie tai kalbėjomės prieš savaitę, vasario 16-ąją. Apie tai mes visą podcastą skiriame su Mindaugu, kalbėdamėsi. Šiandien aš kalbėsiuosi kitas tema, nors jinai taip pat yra susijusi su mūsų saugumu, todėl kad mes kalbėsimės apie nemažus pinigus ir kaip mes tos pinigus leidžiame. Tema buvo pradėta jau prieš kurį laiką, aš ją kurį laiką laikiau stalčiuje, paaiškinsiu kodėl, jūs visą tai suprasite, mes kalbame apie 10 milijonų eurų. Bet labai trumpai pasakysiu prieš tai, ką sakau kiekvieno epizodo pradžioje. Aš labai dėkingas kiekvienam prenumeratoriui, kiekvienam žmogui, kuris paspaudžia patinka ir parašo komentarą. Mums tai labai padeda, mes artėjame prie 190 000. Tai yra labai svarbi riba, aišku, akis mato 200 000 prenumeratorių. Neįsivaizduoju, kada tai vyks, bet aš galvoju, kad jeigu viskas klostysis taip, kaip klostosi dabar, šiais metais mes šitą ribą galėtume peržengti. Pamatysime, jeigu taip atsitiks, tikrai sugalvosiu kažką jums ypatingo tą progą ir aišku, man pačiam tai būtų labai didelis pasiekimas. Kuo didesnis viešumas, tuo didesnį pokytį galima padaryti. Tai tada pabandom, ką žinau. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu padaryti ir dabar tai darysiu iki gegužės 1. Aš noriu padėkoti patronam, kurių lieka vis mažiau ir aš labai noriu padėkoti tiem, kurie skiria dalį savo gyventojų pajamų mokesčio. Šiais metais mes išgyvename būtent jūsų dėka. Šiuo metu jūs esate didžiausia mūsų pajamų dalis. Be jūsų mes neišliktume. Tai jeigu jūs pildote savo pajamų deklaraciją, jeigu jūs žiūrite šitą kanalą ir matote jo vertę, skirkite bent jau dalį savo gyventojų pajamų mokesčio, dalį nuo to, ką galite skirti mums. Tai yra didžiulė pagalba ir be jokios abejonės, jums tai nieko nekainuoja, mums tai leidžia veikti toliau. Ačiū jums labai už tai. O dabar keliaukime prie pagrindinės temos. Lygiai prieš metus, vasario 14 dieną, praėjusiu metu, aš į Facebook įdėjau štai šitą iliustraciją. Jūs matote, čia yra buhalterinės apskaitos pagrindų kursas, 290 akademinių valandų, kuris kainuoja 500 eurų. Ir jūs matote čia kibinų gaminimo technologija ir patikimas. 66 akademinių valandų kursas, kuris kainuoja taip pat 500 eurų. Prisipažinsiu, kaip rašiau prieš metus, kai man sekėjas atsiuntė šitą informaciją, aš ją pažiūrėjau kaip į anekdotą. Matau, kad yra mokymo platforma, matau, kad tai yra mokymai už mūsų visų pinigus. Ir štai tokie mokymai, kalbant apie kibinus, man pasirodė kaip kažkoks akibrokštas, kažkas kažko nesužiūrėjo ir panašiai. Sakiau, kad epizodų iš to padaryti neišeis, nes medžiagos yra tiesiog per mažai valandos epizodui, bet Facebook įrašas yra tai, kas turėtų išspręsti šitą problemą. Ir taip ir atsitiko. Apie 1700 žmonių sureagavo į mano Facebook įrašą, tada Kursuok panaikino šituos kursus, nežinau, ar buvo pavadinimas pakeistas, ar šitie kursai iš viso buvo išimti. Man atrodė, kad buvo dėmesys atkreiptas ir to visiškai užteks, keliavau prie kitų temų, tačiau praėjo šiek tiek laiko ir šių metų sausio mėnesį aš gaunu iš kito šaltinio informaciją, kur yra žymiai rimtesnė. Jie yra tiek rimta, kad aš iš pradžių pasiūliau palaukti. Nes aš sakau, tai yra dideli pinigai, 66 milijonai, mūsų visų 66 milijonai ir tai yra labai rimti kaltinimai, kuriuos reikėtų kažkaip tai pagrįsti. Aš pats pradėjau domėtis per savo šaltinius, kasgi tenai vyksta, atėjo vasario mėnesis ir įvyko tai, kas galutinai leido įsitikinti, jog tai nėra tiesiog aplaidumas, jog tai nėra mūsų visų pinigų taškymas, o tai yra labai sąmoningai sukurta schema, kai mūsų visų pinigai keliauja labai konkretiem asmenim ir tiesą pasakius, apie tai kalbėti yra būtina. Vėlgi, šitos schemos administratoriai, sumanytojai yra informuoti, ne kartą informuoti pačių rinkos dalyvių apie tai, kad tai yra nesąžininga, apie tai, kad tai yra neskaidru, kad tai yra neefektyvu, bet jie į tai nereaguoja. Ir aš manau, kad viešumas privers juos reaguoti, privers reaguoti politikus, pirmiausia švietimo, mokslo ir sporto ministrę, taip pat privers reaguoti institucijas. Aš papasakosiu tai, kas labai primena bent jau man auksinių šaukštų skandalą. Galbūt jūs prisiminsite, jeigu jaunesni žiūrovai neprisimena, tai labai trumpai priminsiu. Skandalas kilo ne dėl to, kad mūsų kariai labai gerais kokybiškais auksiniais šaukštais kareivišką košę valgo. Ne, skandalas kilo dėl to, kad kariai, tai yra Krašto apsaugos ministerija, įsigijo šaukštus, kurie galbūt iš tikrųjų labai kokybiški, už brangiau negu analogiškus šaukštus buvo galima nusipirkti tiesiog parduotuvėje.
Kitaip tariant, perkant dideliu kiekiu, perkant centralizuotai, tu gauni prastesnės sąlygas, negu tiesiog nuėjęs į parduotuvę, sumokėjęs visus mokesčius tarpininkam ir panašiai. Be jokios abejonės tai yra aiškus piktnaudžiavimas ir jūs dabar pamatysite schemą, pamatysite situaciją, kuri labai stipriai tai primins. Aš negaliu suprasti, kodėl kitaip, nes tai yra kažkokie piktnaudžiavimai, nes kitaip logiško atsakymo nėra. Realiai yra sukurtas toks mechanizmas įsisavinti. Įsisavinti ir tiek. Užsiregistruoji į koldūnus, tada atsiranda paskatos 500 eurų pasisavinti už koldūnus, kur tikrai neverta koldūnų kursai 500 eurų. Tai čia vienam žmogui, jeigu surenki grupė 30 žmonių, tai yra 15 000 eurų. Tai virt koldūnus už 15 000 neblogai. Po ko kilo visa suirutė, tai yra sausio 2 diena. Pirmasis šių metų biudžeto papildymas 1,5 milijono ir įvyko taip, kad didžiai daliai mokymų teikėjų apskritai neveikia sistema, mažesniai daliai veikia. Nuoširdžiai man sunku suprasti, nes kiek aš esu pati susidūrus, kiek yra krūva tų projektų visokių, Erasmusų ir taip toliau, ir ten irgi kompiuteriniai raštingumai. Tai norint, tai yra tiek galimybių į tuos mokymus patekti, į kompiuterinio raštingumo. Nebūtinai pas tos pačius tiekėjus, galimai pas daug geresnius. Pradėkime nuo pradžių. Praėjusiu metu, 24 metų, sausio 23 diena, Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, startuoja nauja suaugusiųjų švietimo platforma, norintiems mokytis 500 eurų valstybės finansavimas. Tuometinis švietimo ministras Gintautas Jakštas kalba, ir čia daug gražių žodžių, pristatoma platforma Kursuok LT. Mums yra svarbiau negražų žodžiai, bet faktai, skaičiai, ir cituoju, valstybės lėšomis bus finansuojamos programos skirtos tobulinti suaugusiųjų skaitmeninės, raštingumo, daugiakalbystės, matematinės ir gamtos mokslų, technologijų bei inžinierijos kompetencijas, asmeninės, socialinės ir mokymosi mokytis kompetencijas, pilietiškumo, verslumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijas. Užbaigusiai mokymus gaus tai patvirtinančius skaitmeninius pažymėjimus. Šias prioritetinės programas pasirinkusiems suaugusiam numatyta galimybė gauti mokymosi krepšelį, siekianti 500 eurų. Mokymosi krepšelių galės pasinaudoti 18-65 metų amžiaus dirbantis asmenys jau įgyja kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą. Tai yra sąlygos. Taip pat galima pažymėti, kad vieną kartą per 5 metus šio pasiūlymo galima pasinaudoti. Suaugusiųjų neformaliajam švietimui Kursuok LT platformoje iki 30 metų bus skirta iš viso 66 milijonai eurų iš Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano bei Europos socialinių fondų lėšų. Tai sudarys sąlygas daugiau nei 100 000 asmenų dalyvauti kompetencijų plėtojimo programuose. Lietuva įsipareigoja iki 30 metų pasiekti, kad mokymosi veikloje kasmet dalyvautų bent 54% 25-64 metų amžiaus žmonių. Iki 25 metų siekiama gyventojų bazinio kompiuterinio raštingumo lygį pakelti iki 67%. 2019 metais jis siekia 56%. Čia taip viskas atrodo ant popieriaus, o dabar pasižiūrėkime, kaip viskas atrodo realybėje. Kaip aš čia atsidūriau, kas aš čia toks esu ir kodėl, kaip atsidūriau aš tam Kursuok. Iš principo esu e-komercijos verslininkas, turiu šiai dienai įkūręs 4 įmonės, bendra įmonės apyvarta yra, tikiuosi šiais metais bus apie 10 milijonų eurų. Tai vien šitie skaičiai rodo, kad aš šitam projekte tikrai dalyvau ne dėl finansų, ne pinigai buvo mano ar uždarbis, motivacija, kodėl aš čia sutikau sudalyvauti. Tai e-komercija pradėjau verstis 2008-2009, man atrodo. Tada sukūriau verslą, kuris pakankamai sėkmingas buvo, kur 2021 metais aš pardaviau tą verslą Ispanų fondui, sukurtus 3 prekių ženklus, grinai e-komercijos daly, prekyboje per Amazon. Tai aš vedu mokymus apie trikampę prekybą ir mokau, kaip ieškoti tiekėjų, kaip ieškoti produktų ir kaip dirbti su tam tikrom prekybiniam platformom, tokiam kaip Pigu, Varlė, eBay, Amazon, Etsy, techniniai dalykai.
Mūsų pagrindinius mokymus, kuriuos mes kuriam, tai pagal tendencijas, tai kas yra šiuo metu aktualu. Tai pavyzdžiui, kaip AI-us, verslumas, e-komercija, reklamos, emocinis intelektas, tai yra mūsų pagrindinės 5 temos, su kuriuom mes dirbame. Pašnekovai, kuriuos jau girdėjote ir kuriuos dar girdėsite, mokymais užsiema pakankamai senai. Tai yra ne tada, kai startavo Kursuok LT, jie iš tą sritį atėjo. Tai yra žmonės, kurie savo nišose yra gerai žinomi, aš netrukus juos pristatysiu, 2 iš 5 mano pašnekovų paprašė neatskleisti jų asmens duomenų. Na ir tai yra suprantama. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu dirbi su mokymais arba tavo komanda dirba šioje srityje, tu tikrai nenori susipykti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tu nenori, kad ant tavęs užsisėstų kokie nors politikai arba valdininkai. Aš jų norą gerbiu, bet aišku, aš žinau, su kuo kalbėjau, vardą, pavardę ir taip toliau. Na, o tie likę mano pašnekovai, štai jūs girdėjote 2 merginas kalbėjusias, tai Indrė, antroji kalbėjusi, jinai užsiema tuo, kas lietuviškai vadinasi trikampė prekyba arba dropshippingas. Jinai turi savo verslą ir jinai tuo verčiasi, jinai turi dropshippingo mokyklą įkūrusi, jinai turi sekėjus socialinėje erdvėje ir jinai senokai, be to, kad tai pati verčiasi šituo verslu, savo patirtimi dalinasi, pas ją ateina žmonės, perka jos mokymus ir didina savo kvalifikaciją, gauna papildomas žinias. Taip pat kalbėjo Gabrielė, tai yra 3 mano pašnekovė, ir jinai yra Gabu LT mokyklos įkūrėja, ten yra skirtingų sričių mokymai, yra lektorių komanda, vėlgi jinai tai daro pakankamai ilgą laiką. Mokymai savaime yra specifinė tema, aš ją esu skiręs ne vieną epizodą. Na, pavyzdžiui, aš daug kalbėjau apie finansinį švietimą, kai yra rengiami nemokami seminarai arba seminarai, už kuriuos reikia sumokėti nedaug, bet jų tikslas nėra tau suteikti finansinių žinių. Tikslas pagrindinis yra tau parduoti konkretų finansinį produktą iš konkrečios įmonės ir pasimti komisinius. Visiškai nesvarbu, ar tau tai tinka ar netinka, ar konkurentas siūlo geresnės sąlygas. Lygiai taip pat daug dariau epizodų apie įvairius oro pardavėjus, kurie stato oro pilis, pasakoja, kaip jūs gerai gyvensite, būsite milijonierius, turėsite sėkmingą verslą, gal net dirbti nereikės, kažkam kitam tai patikėsite, o dabar reikia nusipirkti kažkokius kursus arba kažkokią knygą arba kažkokį webinarą ir už tai susimokėti. Ką apgaudinėjai, blin? Čia ne tas atvejs ir čia kiek kita tema, bet jinai nemažiau įdomi. Taigi 66 milijonai pažadėti, jie pradėti leisti, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradeda ieškoti mokymų organizatorių. Tai kadangi esame mokymų teikėjai, tai gavom kvietimą tiesiog dalyvauti būtent ir šitoje platformoje ir teikti mokymus per kursuok.lt ir tiesiog sureagavom į tą laišką, buvo kvietimas dalyvauti mokymų teikėjams skirtose mokymuose, tai būtent juose ir užsiregistravom ir sudalyvavom ten 24 valandų trukmės mokymuose. Pradžia atrodo daug žadanti ir labai graži. Jūs pabandykite įsivaizduoti, kokia tai neįtikėtina proga mokymų organizatoriam, nes jie jau turi aibę žmonių, kurie seka juos, skaito jų įrašus socialiniuose tinkluose, domisi, kažkas mokėsi ir dabar jūs galite tiem žmonėm pasiūlyti, ateiti pas jūs mokytis ir už tai sumoka valstybė. Kokia tai yra puikia proga ir mokymų organizatoriams ir tiems, kurie nori mokytis. Čia iš karto kyla keletą problemų. Pirmiausia, fiksuota kaina 500 eurų, tai reiškia, kad tiek dengia valstybė. Ir jūs labai greitai pamatysite, kad praktiškai visi iš karto sako, visiškai nesvarbu, kiek iš tikrųjų kainuoja mano mokymai, jeigu valstybė duoda 500 eurų, kodėlgi tų 500 eurų nepasiimti. Jūs prisimenate, kažkada čia skambėjo čekiukų istorija. Vėlgi, valstybė sako, mes padengsime jūsų savivaldybių tarybų nariai kuro išlaidas arba išlaidas ryšiui ir kitas išlaidas, faktinės išlaidas. Ir tam yra numatyta kažkokia tai maksimali suma per mėnesį. Na, o savivaldybių tarybų nariai sako, tai jeigu ta maksimali suma yra tokia, na tai jau mes rasim, kaip ten tuos čekučius susirinkti, tam, kad mes galėtume visą tą sumą ir pasiimti. Tai čia yra labai labai panaši logika. Nesvarbu, kokia yra reali kaina, valstybė duoda 500, reiškia bus 500 ir absoliuti dauguma tiekėjų būtent tokią kainą ir pasiūlo. Kitas dalykas, kita problema, jūs iš karto turbūt ją suprasite, kad pavyzdžiui, toks dalykas kaip elektroninė komercija arba buhalterinė apskaita yra labai skirtingas nuo tokio dalyko kaip pavyzdžiui pomidoro pjaustymas arba kibinų gamyba arba pavyzdžiui nagų lakavimas arba blakstienų klijavimas. Ir jeigu tu kaip buhalteris
turi surinkti grupę, turi gerai išmanyti įstatymus, turi gerai žinoti, kaip veikia apskaitos programos, kaip visą tai daryti ir dar turi sugebėti visą tai papasakoti, tai yra sukurti konkrečias paskaitas. Na tai aš galiu tik tai įsivaizduoti, kaip atrodo nuotolinis mokymas, pavyzdžiui, kibinus daryti. Čia yra ištrauka iš tikro video, kuris yra prieš 6 metus įkeltas į YouTube kanalą Skonių kelias. Jį pažiūrėjo daugiau negu 10 000 kartų žiūrovai ir jo trukmė yra 3,5 minutės. Tai yra štai ši dama per 3,5 minutės, netardama nei vieno žodžio, parodo, kaip yra gaminami kibinai. Kokie yra kriterijai patekti į Kursuok LT? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, tai yra taip paprasta, kad bet kas tai gali padaryti. Nors labai faina turėti tą pažymėjimą ir aš irgi labai giriuosi, kad mano švietimo įstaiga yra registruota neformaliojo švietimo įstaiga, ne? Bet iš tikrųjų, tu tiesiog užpildai prašymą savivaldybei ir gauni tą registracijos dokumentą. Viskas, taškas. Tai kitaip tariant, iš esmės, bet kas gali tenai patekti. Taip, o tada registruoji švietimo programą, kurios kokybės irgi niekas netikrina, vieninteliai kriterijai yra tam tikri kalbiniai dalykai, kurie atsispindi paskui pažymėjime, tai ten, tarkim, aš kai registravau programą, man ten taisė, sako, jums reikėtų čia bendratį panaudoti, ar ne? Kokybės ten nėra, tiesiog sumėtai valandas, kad sistema priimtų, surašai temas, pateikė ir jeigu ten visos tos bendratys kaip bendratys, atitinka ten tuos skaičius, varnelės uždėtos ten, kur reikia, tai tu turi programą, viskas gali vesti. Ten buvo pomidorų pjaustimo kursai, buvo koldūnų virimo kursai, ar ne? Ir koldūnų virimo kursai 500 eurų, 50 akademinių valandų, už prirenki pilną grupę, nežinau, turbūt pusę giminės susikvieti, draugų, kaimynų ir panašiai, kiekvienam atiduodi po 100 eurų atgal vien tik tai už registraciją ir už 12 000 padėstė kaip ir koldūnus. Tai taip iš šalies tas atrodė. Tai buvo didžiulis absurdas. Kas gali dėstyti visam šitam? Ten nagų gelinis prilakavimas. Sėdėjome su kolegomis, žiūrėjom, kokio lygio dalykai yra priimti. Kaip jūs patys puikiausiai suprantate, problema tampa ne tik tai fiksuota 500 eurų kaina, todėl kad labai dažnai jinai yra absoliučiai nepagrįsta ir visiškai netitinka rinkos situacijos. Tu gali už pigiau rinkoje nusipirkti iš esmės tą patį produktą ir net iš tų pačių tiekėjų, bet problema tampa ir tai, kad tuos 500 eurų pasiimti ateina žmonės be jokios atrankos. Tai yra, tu net neturi būti susijęs su mokymais, tau nereikia jokios patirties, tau nereikia jokios kvalifikacijos, tau nereikia kažkokius mokslus būti baigus ir taip toliau. Kriterijų praktiškai nėra jokių. Aš pats turiu draugų, kurie registravosi tenai, Kursuok LT ir kai aš klausiau, jūs čia į mokymus suksit, atrodo visiškai kitas rytis, jie sako, Skirmantai, taigi valstybė skiria tokius pinigus, 500 eurų žmogui, gal tu nori ateiti padėstyti, įsivaizduok, jeigu tu dabar pakviestum savo auditoriją, kiek žmonių mes galėtume tokiu būdu surinkti. Žmonės, kurie nieko bendro su mokymais neturi ir iš esmės jiem tai net neįdomu. Man jau metas. Taip, gerai pasikalbėjom. Motyvacija pasidaro ne mokymai, o pinigai, kuriuos galima labai nesunkiai įsisavinti. Ir mano pašnekovas čia atkreipė dėmesį į dar vieną labai svarbią problemą. Kai tu sukuri tokią neskaidrę ir neefektyvę sistemą, tu tiesiog padarai nišą, kur gali ateiti sukčiai, kuriem net dėstyti ir mokyti nieko iš viso nereikia. Tu tiesiog surandi savo draugus arba pažįstamus, kurie atitinka formalius ir labai plačius kriterijus nuo 18 iki 65, dirbantis ir turintis kažkokį išsilavinimą. Ir tu jam sakai, 500 eurų guli ant žemės. Mes pakeliam tuos 500 eurų ir pasidaliname. Tau 100 arba 200, man 400 arba 300, viskas, ką tau už tos pinigus reikia padaryti, tai tiesiog prisijungti su kompiuteriu ir pažiūrėti, pavyzdžiui, kaip aš tau pasakosiu ten 50 akademinių valandų, kaip reikia pakeisti automobilio ratą. Vėlgi pasakosiu labai lėtai, labai detaliai, pabandysime aptarti viską labai išsamei tam, kad tu labai gerai išmoktum. Jeigu nedaug dievė tavęs kas nors paklaus, ar tau patiko mano pamokos, tu duodi 10 iš 10 ir rekomenduoji visiems, kam tik tai įmanoma ir sakai, kad yra pats geriausias dėstytojas pasaulyje. Ir tokiu būdu visi laimingi, pinigų visi uždirbo. Vienintelis klausimas,
koks tikslas tai daryti ir ar nėra būdų mūsų visų pinigų išleisti efektyviau? Tai taip gražiai pasakęs, nežinau, kaip netgi gražiai čia įsireikšti, tai yra tam ir turbūt ir problema, kad tiesiog visiems viskas leidžiama ir tiesiog žmonės ateina, tiesiai šviesiai pasisavinti pinigų ir viskas, nes esam šitoje rinkoje ir suprantam, ką reiškia, kad žmogus susimokėtų savo lėšom ir pasirinktų gerus mokymus ir kaip jūs pats paminėjote, kad tai bibliotekoje, jeigu jiems reikėtų mokėti, ar jie mokėtų. Tai mums taip pat kilo tie patys klausimai ir mes šiaip prašėme dėl šito laiško ir mums buvo atsakyta, kad nemato jokių, kad viskas yra gerai. Iš karto pamačiau informaciją, kad jau gruodžio mėnesį su konkrečia data vėl bus paleidžiamas tas valstybės finansavimas. Tiesiog reikia susižiūrėti, ar atitinki reikalavimus. Tai aš net nebejojau, kad aš juos atitinku, bet prisiregistravau jau visur, kur ten reikia, tada sukėliau visus savo dokumentus, kurie, kas jaunesni, vadinkim, tai turbūt, kad visą informaciją pilnai apie juos mato jau automatiškai. Tie, kas šiek tiek seniau yra pabaigęs visus tos mokslus, kuriuos reikia būti pabaigus, tai reikia įkelti rankiniu būdu, tai viską sukėliau, gavau patvirtinimą, ir viskas. Į pokalbį įtraukiau dar vieną pašnekovę, Simoną, kuri bandė mokytis Kursuok LT, jinai šiaip jau pati dirbo su mokymais, Kursuok LT nedėsto, iš kitos pusės, iš besimokančio pusės turi patirties ir gerai išmano šitą temą. Bet aš dabar suprantu, kad jums šitoj vietoj galėjo būti sunku susekti mintį. Tai aš tuoj viską sudėliosiu labai paprastai. Iki šios vietos, iš esmės, aš papasakau apie eilinę ES pinigų taškymo schemą. Kai tu turi pakankamai neefektyvų projektą, taip, dalis pinigų nukeliauja sąžiningiam mokymų rengėjam, kažkas iš tikrųjų pasimoko, kažko išmoksta, nemaža dalis pinigų nukeliauja visiškai neaišku kam, nėra normalaus kontrolės mechanizmo ir taip toliau. Jūs visą tai girdėjote, aš dabar nebenoriu kartotis. Bet jeigu tai būtų tik tiek, aš epizodo greičiausiai net nedaryčiau. Jūs man taip pat galėtumėte sakyti, Skirmantai, juk tai yra ES pinigai, jeigu jie turi tokias kvailas taisyklės ir tų pinigų turi tiek daug, kodėlgi mums tų pinigų neišsidalinti. Ir aš sakyčiau, kad tai yra viena iš priežasčių ES silpnumo. Vat štai tokie dalykai. Galbūt tos pinigus būtų galima išleisti žymiai efektyviau. Aš nebūsiu dabar banalus sakydamas, kad štai leiskime ginkluotei, nors akivaizdu, kad tai ir reikėtų daryti. Bet net jeigu tu nori mokyti, net jeigu tu turi kažkokį mistinį tikslą, tam tikrą procentą žmonių kažko apmokyti, tai tu bent jau pagalvok valstybei, kas būtų naudinga, kokių įgūdžių mes norime išmokyti žmonės. Galbūt atvažiuoja Vokietijos brigada, galbūt mums reikia daugiau vokiškai kalbančių. Arba priešingai, galbūt reikia kažkokios civilinės saugos kursus organizuoti, jeigu čia laikai yra neramus. Bet yra kaip yra, jūs visą tai matote. Kodėl aš nusprendžiau vis dėlto šios temos imtis? Vat būtent dėl to, apie ką dabar kalba, apie ką kalbėjo Gabrielė, sakė, mes ten rašėm laiškus, yra kažkokia įmonė ir panašiai. Taigi, man sausio mėnesį parašo mano šaltinis ir sako, Skirmantai, situacija yra pakankamai neįtikėtina. Tai, kas buvo bardakas, apie ką tu ir taip rašai, dabar virsta, aiškiai piktnaudžiavimo schema. Kodėl? Todėl, kad yra keičiama registracijos tvarka. Po ko kilo visa suirutė, tai yra sausio 2 diena. Pirmasis šių metų biudžeto papildymas 1,5 milijono ir įvyko taip, kad didžiai daliai mokymų teikėjų apskritai neveikia sistema, mažesniai daliai veikia. Ir kas atsitinka po to, kad mes jau ten pradėję gilintis į situaciją ir išsiaiškinam, kad atsirado kažkokia nauja nuoroda mano.kursuok.lt, kurios iki tol niekur nebuvo ir visose Kursuok komunikacijose buvo labai stipriai akcentuojama, kad jokia kita nuoroda negali būti naudojama kaip kursuok.lt. Ir būtent po sausio 2 dienos jie iškomunikuoja tai, kad atsirado nuoroda mano Kursuok ir būtent tie mokymų teikėjai teigia, kad jiems pasiskambinus telefonu pasakė, kad naudokitės mano Kursuok ir jie tada labai greitai iškomunikavo tai savo mokiniams ir jiems pavyko surinkti žmonės. Bet kodėl man tai neskamba kaip logiškas argumentas, todėl, kad mes patys skambinom Kursuok, patys rašėm laiškus, negavom nei vieno atsakymo, Kursuok irgi turim visokių printskrynų, kur laukiam skambučiuose, kabėjom čiut ne po valandą ir nesulaukėm atsakymų ir tikrai, ta prasme, ta nuoroda atsirado tik tą rytą. Ir tada mes pradedam analizuotis tas situacijas, kad kas surinko tos žmonės, įmonė, kuri ką tik užregistruota, kaip jinai atsidūrė tam Kursuok. Paprasčiau tariant,
patys mokymo organizatoriai tai vadina bado žaidynėmis arba žiurkių lenktynėmis. Tai yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pakeičia tvarką taip, kad atėjus tam tikrai dienai, tam tikrai valandai ir tam tikrai minutiai, tai yra ryte, yra atidaroma registracija ir kas spėja per kelias minutes supildyti savo paraiškas, ten greitai sudėlioti varneles ir paspausti, kad nori gauti štai tuos 500 eurų, kas spėja, tas spėja. Ir čia jau savaime būtų visiškas absurdas, dėl to, kad tokiu būdu yra neįmanoma nei normaliai sudaryti grupių, todėl kad paslaugų tiekėjų yra beprotiškas skaičius, šiuo metu tai yra daugiau negu 1200, priežastis aš ką tik tai paaiškinau, kodėl jų tiek daug, tai vėlgi, jeigu kažkur spės užsiregistruoti 3 žmonės, kažkur spės užsiregistruoti 5 žmonės, ką tada daryti, dėl 3 žmonių turbūt nedėstysi, vėlgi kažko keisti nebeleidžia ministerija ir kitos institucijos, kurios su šiuo projektu yra susijusios, bet pats svarbiausias dalykas, sausio mėnesį, kai turi įvykti registracija, sistema užlūžta. Na ir ateina jau ta diena, aš kaip pareigingas mokinys jau bėgu prie kompiuterio dar kelias minutės iki to, kad jau iš telefono tikrai nespaudysiu aš tų mygtukų, nes netyčia kas nors užlūž, galbūt ten ne mobile friendly ir taip toliau. Na ir suspaudau visus, jau spaudžiu visus mygtukus jau lygiai tą minutę. Nu ir man rašo, kad kažkas užlūžo, tada aš spaudžiu per naują ir man iškrenta žinutė, kad tada, kai aš jau pasirenku, kad būtent pagal valstybės finansuojamą programą, automatiškai man išmeta, kad jau viskas valstybės finansavimo nebeliko, laukite sekančio karto. Aš niekiek nebijoju, kad ir šitą epizodą žiūri nemažai žmonių, kurie bandė registruotis ir kuriem tiesiog nepavyko. Bet įdomioji dalis yra būtent tai, kad žmonėms nepavyko ne dėl to, kad jie nespėjo, o todėl, kad daugeliu atveju jie susidūrė su techninė problema. Tinklalapis buvo nepasiekiamas. Mes turime laukiančiųjų savo sąraše apie 500 žmonių. Tai mes tada bandom jiems skambinti, iškart sakyti, daryti dar patį sąrašą, kad jie ten spėtų užsiregistruoti ir dar kažkas. Tai atsiranda finansavimas. Atsiranda finansavimas sausio mėnesį, tai yra 1,5 milijono. Tai yra pakankamai daug. Ir jisai dingo tiesiog per 2 minutės. Žmonės, kurie spėjo užsiregistruoti per 2 minutės, kurie nespėjo užsiregistruoti, viskas jau nėra. Ir plus nuo to laiko sistema stringa. Jeigu jūs įdėmiau pažiūrėtumėte, jūs pamatytumėte laiką. Čia yra telefono ekrano kopija ir tai yra 1 minutė iki 9 valandos ryto. 9 valandą turėjo prasidėti registracija ir žmonės bandantis registruotis matė štai tokį paveiksliuką savo ekranuose. Dėmesio, vyksta sistemos atnaujinimas. Tai gali užtrukti, prašome patikrinti truputį vėliau, už 10 minučių. Iš šios užsklandos labai sudėtinga pasakyti, ar tai yra rimtas techninis gedimas, ar tai yra padaryta sąmoningai, na bet vėlgi, sausio mėnesį sistema nulūžusi, vieni registruotis negali, tačiau kiti puikiausiai registruojasi. Jūs girdėjote, atsiranda kita nuoroda į kitą serverį, kuris puikiausiai veikia, tačiau tą nuorodą toli gražu ne visi turi. Dar daugiau. Paaiškėja statistika. Pats Kursuok LT skelbia nuolatos, kokia įmonė surinko daugiausiai mokinių, daugiausiai krepšelių. Kiekvienas krepšelis po 500 eurų. Kaip jūs manote, kokia legendinė įmonė, gal tai Vilniaus universitetas, gal tai koks nors žinomas žmogus, kuris teikia mokymo paslaugas, kokia įmonė surinko sausio mėnesį daugiausiai mokinių ir iš kokios srities specialistų mes turėsime daugiausiai, kai jie bus apmokyti. Mes esame tinklalapyje Kursuok LT, šių metų sausio 14 diena. Tekstas. Informacija dėl Kursuok LT lėšų rezervacijos sausio 2 dieną. Pirmiausia, aš iš karto einu prie svetainės veiklos sutrikimo. Na, čia nurodoma, kad tą dieną, tai yra sausio 2 dieną, atėjo daugiau negu 30 000 lankytojų, tarp 8 ir 10 valandos ryte. Vienu metu buvo ne 12 000 lankytojų, žodžiu, visko neskaitysiu, bet nurodoma, kad Kursuok komanda pastebėjo sutrikimą 8 valandos 48 minutės. Pranešė apie tai bendroviai. Nuo 9 valandų 1 minutės iki 9 valandų 10 minučių fiksuotas itin didelis užklausų šuolis. Na ir serveris tiesiog buvo nepasiekiamas, o 9:27 svetainės veikimas jau buvo atstatytas. Ir iš karto po to rašoma, Kursuok sistema atlaikė apkrovą,
tarp 8 ir 10 valandos fiksuota 11 000 unikalių vartotojų. Papildžius kursuok biudžetą per pirmasias 4 minutės 2000 sėkmingai prisijungusių prie kursuok sistemos vartotojų registravosi į mokymus. Klausimas, jeigu neveikia kursuok LT, kaip per pirmas 4 minutės 2000 sėkmingai galėjo prisijungti. Toliau važiuojam ir pasižiūrim, kokiai įmoniai pasisekė labiausiai. Daugiausiai registracijų surinkusių mokymų programų 10. Pirmoje vietoje su 183 registracijom, šitą skaičių reikia dauginti iš 500 eurų, yra mažoji bendrija Išmani edukacija. Kaip Jūs manote, koks įgūdis buvo populiariausias? Pirmoje vietoje kompiuterinis ir skaitmeninis raštingumas. Jeigu pažiūrėtume toliau, tai yra socialinių tinklų ekspertas, išmok administruoti savo ir kitiems, anglų kalba, socialinių tinklų vizualizacija su Canva ir panašiai, vėlgi anglų kalba, asmeninių finansų tvarkymas, tai sukelia labai daug klausimų. Pirmiausia, kalbant apie pačią mažąją bendriją. Jeigu jums reikėtų ką nors apie ją surasti, informaciją ne tik tai apie tai, kas tai per juridinis asmuo, bet ir galbūt kažkoks yra tinklalapis, galbūt yra kažkokia virtuali mokykla ir panašiai, tai padaryti būtų ypatingai sunku. Mažoji bendrija Išmani edukacija pradėjo veikti vos prieš keletą mėnesių. Pirmuoju jos vadovu tapo Nerijus Urbilionis. Jis šias pareigas užėmė nuo praėjusių metų rugsėjo 5 dienos iki spalio 24 dienos. Tai yra mažiau nei 2 mėnesius. Tada jis šias pareigas perdavė Lukui Štarui. Kompiuterinio raštingumo kursai už 500 eurų, vėlgi 183 mokiniai, krepšeliai, tai yra 91 500 eurų. Aš iš karto pradėjau googlinti, kiek Lietuvoje yra įvairių kompiuterinio raštingumo kursų ir kiek tokie kursai kainuoja tiesiog rinkoje. Na pavyzdžiui, Žinių gausa, mokymosi centras Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, suaugusiems skirti kompiuterinio raštingumo mokymai 30 akademinių valandų kainuoja 169 eurus. Dar daugiau, Google paieškoje aš įvedžiau frazę nemokami kompiuterinio raštingumo mokymai. Tai yra VCB LT tinklalapis, VCB reiškia Vilniaus centrinė biblioteka, skaitmeninio raštingumo mokymai pradedantiesiems ir pažengusiems. Na, čia yra nurodyta, kad bibliotekose galima išmokti pačių įvairiausių dalykų ir pažengusiems bendrauti ir dalintis turiniu internete, gilinti žinias, kaip saugiai naršyti internete, apsipirkti ir atsiskaityti internetu, susipažinti su viešosiomis paslaugomis internete, planuoti laisvalaikį internetu, mokymai pradedantiesiems, kaip saugiai naršyti, kaip rinkti tekstus, naudotis elektroninės valdžios vartais ir taip toliau. Čia yra nurodytos bibliotekos, kur tokie mokymai vyksta ir jie yra visiškai nemokami žmonėm, nes visą tai jau ir taip apmoka valstybė. Aš ieškojau toliau ir suradau konkrečiai šios įmonės, kuri teikia šios mokymus tinklalapį. Išmanus mokymai LT. Štai šitas tinklalapis prieš jūs. Ir čia yra taip pat nurodyti kursai, kuriuos galima nusipirkti. Tai yra kompiuterinio raštingumo kursai, 5 nuotolinės pamokos plus įrašai 62 eurai. 9 nuotolinės pamokos plus įrašai, kompiuterinis raštingumas plus kainuoja 64 eurus. Na ir toliau yra Excelio kursai 64 eurai arba 62 eurai. Taigi tokia kaina ir tokia yra kursų trukmė. Jeigu mes sudėtume šios kursus, gautųsi 14 valandų, 14 nuotolinių pamokų, plus įrašai ir šita suma būtų 126 eurai. Mes galime pavažiuoti šiek tiek žemiau, čia yra štai užblūrinta, nežinom nei vardo, nei pavardės, bet yra klientų atsiliepimai. Man buvo labai įdomu rubrika apie mus. Vėlgi, spaudi ant šito tinklalapio ir tu matai, kad jisai net neveikia. Whoops, no result found. Žmonės net aprašymo savo neįsidėjo ir žmonės, kurie kalba apie kompiuterinį raštingumą, net tinklalapio nesusitvarkė. Patys žodžiai kompiuterinis raštingumas reiškia, kad kalba yra apie elementariausius dalykus, apie pradmenis. Ir aš niekaip nesuprantu, jeigu tu gali susirasti šitos kursus, jeigu tu gali susirasti kursuot LT, tau dar reikia pateikti apie save informaciją, tu ten turi jungtis per galbūt elektroninės valdžios vartus, aš nežinau kaip ten registruojamas, ar per Gmailą, kurį tu turi būti susikūręs. Matyt, kad tavo kompiuterinio raštingumo žinios jau turėtų būti visai neblogos. Taip pat yra nemokamų arba pigesnių alternatyvų. Aišku, tu visada gali sakyti, kad žiūrėkite, mes štai šioje platformoje Kursuok LT, tai žymiai daugiau papasakojame, žymiai daugiau parodome ir panašiai, bet turint galvoj, kad pati įmonė yra sukurta visai neseniai, susidaro įspūdis, kad jinai tam ir sukurta, kad tu gana lengvai galėtum pasiekti šituos pinigus.
turint galvoje, kad jinai aplenkia, kaip ir sakiau, visus universitetus, žinomus dėstytojus, kurie internete turi pakankamai didelį sekėjų būrį, kur yra sudaryti sąrašai, ten 500 žmonių laukia. Yra tokios įstaigos kaip, pavyzdžiui, WOW universitetas, kuris iš tikrųjų pakankamai gerai žinomas, ten yra garsus lektoriai ir panašiai. Žodžiu, į Kursuok atėjo visi, bet labiausiai pasisekė štai šitai mažai bendrijai ką tik tai sukurti. Ir be jokios abejonės tai iš karto sukėlė ir daug klausimų, ir didelį pyktį. Aš žinau, kad net buvo kreiptasi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Visą tai nurodant, specialiųjų tyrimų tarnyba surinko informaciją, pasikalbėjo, pabendravo su institucijomis, na ir galų gale atsakė, kad neįžvelgia čia nusikaltimo sudėties, tai yra to, kas pažeistų baudžiamąjį kodeksą. Galbūt baudžiamojo kodekso čia ir niekas nepažeidžia, bet kad tai yra mažiausiai neskaidru, tai yra visiškai akivaizdu. Vėlgi, aš turiu ekranvaizdžius pasidarę, kur mes čia diskutavom, kai vieni domenai būna pririšti prie vieno serverio, kiti domenai, kurie neveikia, yra pririšti prie kito serverio. Ir ta nuoroda, kuri yra viešai paplitusi, ar ne, ji neveikia. O ta, kur ant kito serverio nuoroda, kuri tai veikia, ar ne, ji ant kito serverio, kuris neužlūžos. Tai aš pilnai tikiu tom konspiracijos teorijom, kad ten yra daug suinteresuotumo. Vėlgi, turiu minty, kad jeigu jie tikrai būtų norėję spręstas problemas, tai būtų ir mūsų raštus atsakę ir panašiai, ir susitikę. Jau yra pasipiktinimas, kad tai yra kažkokias nesąmonės, kad tu tiesiog, tai yra loterija. Ar tu spėsi ar nespėsi, ar tau veiks sistema ar neveiks sistema, nes tave gali išmesti iš sistemos, tave gali tiesiog neprijungti, nes mes kaip patys mokymų tikėjai iš vidaus matom, tai mūsų irgi ten visą dieną atmeta, mes negalim patvirtinti žmonės, nerodė mūsų grupių, tai rodo, kad grupė pilna, tai rodo grupė, kad jau jos nėra. Tas, kas valdo serverį, iš esmės galėtų įjungti banerį, kad neveikia šiandien, ar ne? Kaip labai panašiai ir buvo sausio 2. Sausio 2 dieną, einant į kursuok.lt puslapį, mes matėm tiesiog banerį, ne ten kokį 500 kodą, ar ne, kad ten too many requested ar panašiai, kur tu matai, kad sistema, ne? Tai buvo tiesiog baneris, kad neveikia. Viskas įvyko sausio 2 dieną, o mes kalbamės vasario pabaigoje. Kodėl? Todėl, kad sausio 2, kai tai atsitiko ir kai man susiuntė visi informaciją, kai aš mačiau tas diskusijas kilusias internete, pasipiktinimą ir panašiai, aš vis tiek nesėmiau šitos temos, todėl, kad aš sakiau, tai gali būti sutapimas. Techninių klaidų atsitinka. Net jeigu taip yra, kad kažkokia mažoji bendrija sugebėjo pasinaudoti ten techninę klaidą, tai dar nėra jokio kriminalo. Čia ir dabar apie tai daryti epizodą aš paprasčiausiai negaliu. Bet vėlgi, viskas vyksta periodais. Pinigai dalinami dalimis, kas tam tikrą laikotarpį. Ateina vasario mėnesis, vėl atsiranda nauja galimybė registruotis ir kaip jūs manote, kas atsitinka? Ir vėl košmaras. Tinklalapis Kursuok.lt šių metų vasario 10 diena, antraštė informacija dėl sistemos sutrikimo vasario 10 dieną. Informuojama, kad 25 metų vasario 10 dieną 9:00 po Kursuok švietimo platformos biudžeto papildymo atsilaisvinusiomis lėšomis 550 000 eurų suma dėl didelio vienu metu prisijungusių ar ketinančių prisijungti vartotojų skaičiaus, Kursuok sistema susidūrė su techninėmis kliūtėmis ir kritinė apkrova. Čia galima vėlgi labai daug skaityti, matome finansuojama Europos Sąjungos, naujos kartos Lietuva, žodžiu, viskas taip, kaip buvo. Mano akimis, tai net jeigu čia viskas, vadinkim, yra, tarkim, neieškam kažkokio labai sąmokslo teorijų, bet tarkim, kad tikrai viskas yra ypatingai skaidru, nepaisant to, kad ten tos sistemos lūžta, ten ir taip toliau, bet, tarkim, viskas yra labai labai skaidru. Tai tada jau vien ta dalis, kaip yra suformuota platforma, jau jinai nėra normali. Kitaip tariant, yra žmonės, valstybės tarnautojai, kurie atsakingi už 66 milijonų padalinimų. Skaidrų ir sąžininga tai yra vieši pinigai. Ir net jeigu mes atmestume sąmokslo teorijas, kad yra konkrečios įmonės, kurios iš tokių nulūžimų pelnosi, mes vis tiek turėtume kelti klausimą, kokiu būdu jūs administruojate mūsų lėšas,
Kai jūs aiškiai matydami, jog serveriai lūžta ir lūžta, nors pabrėžiu, tai nėra lūžimas. Kai jūs dedate banerį, kad vyksta atnaujinimo darbai, tai nėra lūžimas. Bet jūs praėjus mėnesių vėl skirstant nemažus pinigus, vėl patirite lygiai tą patį, vėl serveriai lūžta. O dabar klausimas, kaip jūs manote, nepaisant lūžusių serverių, kokia įmonė vis tiek sugeba susirinkti daugiausiai krepšelių? Verslininkas turi išmanyti apie kompiuterius. Tai žinoma, kad tai yra ta pati mažoji bendrija Išmani edukacija, kuri prie savo 183 krepšelių po 500 eurų prideda dar 48 tokius krepšelius po 500 eurų. Ir žinote, tai jau nebėra atsitiktinumas, tai yra dėsningumas. Pirmas dalykas, jeigu iš tikrųjų taip lūžinėja serveriai, tai valstybės bet koks atstovas, ar tai būtų iš ES institucijų ar iš Lietuvos institucijų, tas, kuris buvo atsakingas už tokios paslaugos pirkimą, eitų pas paslaugos teikėją ir sakytų, brolau, tu mums buvai reikalingas tam, kad mes galėtume sklandžiai veikti. Tu vieną kartą mus stipriai pavedėjai, buvo didžiulis skandalas, mes paprašėme, kad tu sutvarkytum. Tu antrą kartą mus stipriai pavedėjai, viskas, mes daugiau su tavimi nedirbsime, mes ieškome kitų sprendimų ir panašiai, galų gale būtų reikalaujama žalą atlyginti, nieko to nevyksta. Dar daugiau. Yra didelis klausimas, ar iš tikrųjų tie serveriai lūžta. Na ir dar vienas esminis dalykas, visada iš šito lūžimo pelnosi viena ir ta pati neseniai įsteigta įmonė. Net jeigu vėlgi viskas būtų absoliučiai sąžiningai, štai šios sistemos Kursuok LT administratoriai turėtų sakyti, mums gėda prieš bendruomenę, kad mes taip stipriai feilinam ir mes iš tikrųjų turime kažkaip tai išspręsti. Pakartoti, ieškoti, kaip pakeisti sistemą, kad mes galėtume skaidriau visą tai daryti, atsisakyti tos registracijos per 2 minutės, kai mūsų serveriai nuolatos lūžta ir žmonės nesupranta, kokiu principu vieni gauna tuos 500 eurų, o kiti negauna, bet vėlgi to nevyksta. Irgi telefonu iš karto pasakė, kad bus visos registracijos atšaukiamos, jau po to išeina informacija, kad visgi tos nebus atšaukiamos, o visos registracijos užskaitomos. Tai toksai irgi sausio 2 dieną irgi mums pavyko vienu metu prisiskambinti, tai iš vis pakėlė telefoną ir ten triukšmas begalinis, niekas nekalba, tiesiog ten vieni ant kitų šaukia ir padėjo telefoną ten po gal 3 sekundžių. Mes kai pradėjom griežčiau komunikuoti nuo sausio mėnesio, tai mus patikrino jau 6 kartus. Šiaip patikrino 20%, bet daug kitų mokymų teikėjų nepatikrino. Čia toks buvo, sakėm, magiškų būdų kažkaip mes patekome į šitą dalyką patikrinimų ir tas paskutinis dalykas, kad liūdniausia, kad jie tiesiog nekomunikuoja su mumis. Praeina, nežinau, gal 3-4 dienos, vėl daromas patikrinimas, vėl prisijungia, ir tada to patikrinimo metu įvyksta konfliktas tarp vieno iš mokinių ir pačių tų dėstytojų, nes mokiniai, jau kadangi jų dauguma susirinko, mokiniai pradėjo pykti ant tų dėstytojų, ant tų inspektorių, kad jie neprisistato, kad jie neparodo savo įsakymo, kokiu pagrindu jie patikrinimą darė, nepateikė savo asmens tapatybės dokumentų, kur sako, žiūrėkit, jūs iš gatvės atėjot, sako, tu čia sakai, esi Jonas Jonaitis, aš gal esu Valdas Adamkus, ir kas, kokiu pagrindu tu čia dabar prisijungiai prie mūsų paskaitos, kodėl sutrukdat. Žodžiu, įvyko didžiulis konfliktas ir jie vėl taip paklausinėja, atsijungia ir mes vėl gaunam antrą protokolą, kurio metu vėl užfiksuoja, kad mūsų tarsi yra mažiau negu pusė dalyvių. Pas mus jau prisijungia jau 6 kartus, kur atrodo neįmanomas skaičius iš tiek programų, kad būtent papulti tiek kartų pas mus, nes aš jos tikrai LinkedIn'e ne kartą pataginu, paklausiu ir jie tiesiog ignoruoja. Niekoks būdas neveikia. Tai jie dabar prisijungia, prieš tai jie prisijungdavo, sakydavo sveiki, paklausdavo lektorius, paklausdavo kokio vieno žmogaus, kaip čia kas veikiat, ačiū, tikrai labai maloniai visą laiką ir pranešdavo mums. Tai mes vieną kartą buvom gavę vasarą pastabą, nes pas mus nebuvo vasarą tiek prisijungia žmonių, kiek reikėtų prisijungti. Jie irgi tai negali aiškinti, kad tai yra vasara, žmonės žiūri įrašus ir dar kažkas neveikia šitas dalykas, jie atsiskaito, nenori šitą klausyti. O dabar jie visus kviečia pagal vardą. Ir pas mus, pavyzdžiui, dabar nemažas procentų žmonių ateina savo lėšom, nes tiesiog žmonės nespėjo užsiregistruoti, mes negalim vykdyti su 10 žmonių grupės, nes mums tik tiek kainuoja lektorius sumokėti dar kiti sam. Tai mes
ateina žmonės, moka savo lėšam, tai jie irgi ir tos tikrina, ar jie yra ir privalo jie būti. Saugodama savo asmeninę reputaciją, aš po to tas visas grupės bet kokiu atveju visiems išdėsčiau, nes mano asmeninė reputacija šioje vietoje buvo ženkliai svarbesnė. Vėlgi, kaip ir sakiau, ne finansai mane motyvavo šitam apskritai projekte būti. Aš tai pasilikau pabaigai, nes man neatrodo, kad tai yra labai labai svarbu žiūrovams, bet aš negaliu to visiškai ignoruoti, nes apie tai daug kalbėjo mano pašnekovai. Ir vėlgi, aš suprantu jų baimės, aš suprantu, kokioje situacijoje jie atsidūrė. Jūs girdėjote, Gabrielė kalba, kad 6 kartus buvo tikrinta. Ką tai reiškia? Pagal Kursuok LT taisyklės, jeigu pas tave užsiregistravo žmonės, kiekviename užsiėmime, nesvarbu ar tai yra vasara, atostogų metas ar panašiai, turi dalyvauti ne mažiau pusės užsiregistravusių. Turėkite galvoje, visi yra suaugę žmonės, kažkas turi šeimas, darbai, visų atostogų metas ir taip toliau, žmonės gali tiesiog nespėti, gali susiklostyti įvairiai tos aplinkybės, bet jeigu pas tave, nesvarbu, kad tu dėl to esi visiškai nekaltas, neatėjo pusė užsiregistravusių ir tu buvai pagautas, pirmą kartą tu būsi spėtas, antrą kartą tu tiesiog nebegausi pinigų, kurie yra tau numatyti. Taip atsitiko mano pirmam pašnekovui, kuris kreipėsi į teismą ir jisai sako, na, aš noriu apsiginti dėl to, kad tai yra ir mano reputacijos klausimas, ir teisingumo klausimas. Tai yra 2 kartus prisijungė tikrintojai ir dalis jo grupės tiesiog atsisakė jungti kameras ir atsisakė su jais bendrauti. Juokingiausia dalis, kad, kaip ir Gabrielė minėjo, ir pas ją, ir pas mano pašnekovą buvo dalis žmonių, kurie savo pinigais mokėsi. Pabandykite įsivaizduoti, jūs sumokate savo pinigus, kodėl jūs tai darote, arba jūs netitinkate kriterijų, arba tiesiog nepatekote į tą nemokamą grupę, o labai norite pasiklausyti. Tai, kad žmonės savo pinigais moka, man atrodo, kad tai irgi yra labai aiškus ženklas, kad tie kursai nėra kažkokia nesąmonė, kad žmonės tame mato vertę. Bet pabandykite įsivaizduoti, jūs susimokėjote, dabar prisijungia koks nors valdininkas vidury pamokos, paskaitos ir sako, įsijunkite savo kamerą, parodykite, kaip jūs atrodote, prisistatykite, kodėl jūs tai turėtumėte daryti, ką jūs tam valdininkui pasakytumėte. Žodžiu, kyla konfliktinės situacijos. Ir čia yra aibė tokių pasakojimų, kai prasideda tikrinimai, prasideda kabinėjimaisi ir panašiai. Aš labai nenoriu apkrauti šito epizodo visais tais dalykais, dėl to, kad pirmas dalykas, aš negaliu iš tikrųjų to patikrinti. Antras dalykas, aš puikiai suprantu, kad jeigu tu kritikuoji kokį nors valdininką, kuris savo rankose turi galią, tai jisai tikrai panaudos tą galią prieš tave. Aš netgi klausiau savo pašnekovų, o jūs nemanote, kad dabar, po to, kai jūs su manimi pasikalbėjote, tų tikrinimų dar padažnės? Tai aš norėjau pasakyti, gal mes galim pavasarį iš karto užsibukinti su jumis kalendorių laiką, kad antram epizodui. Nesu tikras, ar čia padės dar papildomi epizodai, bet aš esu tikras, kad šitas epizodas tikrai padės. Jeigu ne valdininkam ir politikam pajudinti savo užpakalius, tai bent jau jum suprasti, kas vyksta. Jeigu jūs eisite registruotis ir jeigu jum nepavyks, vėlgi jūs žinosite kontekstą. Viena iš mano pašnekovių tiesiog labai puikiai pasiūlė. Jinai sako, kai tu atidarinėji bet kokią parduotuvę, tu žinai, kad dalis tavo prekių bus pavogta. Tu tiesiog įsirašai tai verslo planą. Jeigu tu ėmi pakelį miltų, tu žinai, kad kai tu gaminsi, pavyzdžiui, blynus, dalis tų miltų kažkur nubirės, liks ant šaukšto, liks ant puodo ir panašiai. Vėlgi, tai yra dalykai, kurių tu neišvengsi. Ir kai mes kalbame apie ES pinigus, neišvengiamai dalis jų bus pavogta, pasisavinta ir išleista neefektyviai. Bet jinai sako, tai, kas vyksta čia, yra visiškai nenormalu. Tai yra visiškas absurdas. Jeigu darant tokį projektą būtų ne 5 institucijos ir 25 valstybės tarnautojai, kurie tarpusavį aiškinasi, kas už ką atsakingas, o būtų pasikviesta, na, pavyzdžiui, 3 savo srities profesionalus, kurie nebūtų susiję su mokymais ir su ES pinigais ir su šita platforma ir jiem būtų duota užduotis. Padarykite tai efektyviai veikiančią sistemą. Aš manau, kad jie puikiausiai sutvarkytų. Tiesiog reikia 3 protingų galvų iš verslo, kurie niekaip nesusiję ir neturi lūkesčių į tą platformą, kad sudėliotų tą su rizikų valdymu ir stipriu ekonominiu atsipirkimu projekto ekonominį planą. Kaip panaudoti tos pinigus. O kaip jums atrodo, kiek čia miltų nubyra? Šiandien dienai manau, kad labai daug nubyra, bet dėl ko aš ir įvedžiau tuos žodžius, kad būtų labai konkrečiai be jokių lūkesčių, kaip turiu patirties,
ką reiškia būti samdomu tuo vadinkim išoriniu ekspertu, kur tau yra sumokama už tavo valandas labai aiškiai ir tu žinai, kokį tu rezultatą, ar ne, turi atnešti. Tai vat irgi čia gal yra tas labai liūdnas dalykas, kad nepasitikėjimas valstybiniam įstaigom. Dėl to, kad mes irgi negalim, jie nežino, jie ateina pas mus gabu mokintis. Tai jie tada galvoja, kad čia mūsų sistema neveikia ar dar kažkas. Tai mes irgi jam turim paaiškinti, kad mes tik esame mokymo teikėjai, kad tai nuo mūsų nepriklauso, tai, ką nuo mūsų priklauso, mes padarome. Ir tada, kaip neveikia ta sistema, mes gaunam 80 piktų laiškų vasario dabar pradžioje, kur žmonės tiesiog pasipiktinę. Visas projektas iš principo yra absurdiškas. Jeigu mes, tiek Skirmantai, jūs, tiek aš, mes perkam bilietus į kino teatrą, į varžybas ir panašiai, ar ne? Tu už bilietą savais pinigais gali atsiskaityti internetinę bankininkystę. Toje sistemoje nėra jokio tokio įskiepio įdiegta ir jeigu dalyvis nori šitą lankyti už savo pinigus, tai apmokėjimas vyksta taip, tu jam siunti iš ankstinę sąskaitą faktūrą, tada tu dėstai, kai išdėstai, siunti normalią faktūrą. Mes klausam, sakom, o tai jeigu jis neapsimokės, Kursuok LT sako, tai mes nesam išieškojimo tarnyba, jūs patys ir galvokit, kaip išsimušinėti šių pinigus. Kas iš principo yra absurdas, kai nueini į kino teatrą, pažiūri filmą, sakai, ai, man nepatiko filmas, išeinu iš jo ir sakai, aš bilietą nepirksiu. Kadangi šioje platformoje kompiuterinio raštingumo kursai yra tokie populiarūs, tai galbūt žmonės, kurie administruoja štai šitą projektą, galėtų galbūt ir už savo pinigus nusipirkti tos kursus ir susipažinti su elementariais kompiuterinio raštingumo principais. Galbūt tada serveriai taip dažnai nelūžtų, galbūt tada būtų galima įskiepiais instaliuoti, kad tu galėtum tiesiog sumokėti normaliai už kursus iš anksto, nes akivaizdu, kad kai tu jau gauni paslaugą, klausimas, ar tu visada norėsi už ją mokėti, jeigu žinai, kad yra galimybė to nedaryti ir taip toliau. Čia visų problemų išvardinti valandos neužteks. Vėlgi, ką patys valdininkai apie tai sako? Portalas LRT LT 24 metų Liepos 3 diena Aidos Murauskaitės tekstas kritika kursams valstybės lėšomis, bokso ir poros santykių mokymams skiria 500 eurų. Na ir čia aprašyta, kam tai yra skiriama, aš jums jau esmę papasakojau, čia yra galbūt ir kitų dalykų, galite susirasti šitą tekstą ir paskaityti, bet man yra įdomiau komentaras. Štai čia atsakymas, kai kyla dvejonių, kreipkitės į mokymų tiekėją. ESFA ir KPMPC sako, kad jei kyla abejonių dėl mokymosi programos turinio, formos, trukmės, kainos, dėrėtų susisiekti su mokymų tiekėju ir išsiaiškinti visus rūpimus klausimus. Detalus mokymosi programų temų turinys ir apimties reikalavimai nėra reglamentuojami. ESFA yra Europos socialinio fondo agentūra, o antras ilgas pavadinimas yra kvalifikacinio ir profesinio mokymo plėtros centras ar kažkas panašaus. Na, tai yra institucijos, kurios atsakingos už ES pinigus ir švietimo ugdymo programas. Na ir yra sakoma, žiūrėkite, kažkas nepatinka, turite pretenzijų, kreipkitės į mokymų organizatorių, na, jūs galite kreiptis ir į mus, mes ateisime, patikrinsime, pasižiūrėsime. Lietuvoje labai gerai yra mokytis. Iš tikrųjų, mes turim labai daug galimybių. Užimtumo tarnybai gali gauti finansavimą mokymuose, Kursuok gali gauti finansavimą mokymuose ir savo kompetencijas kelti, jei tu nori, yra labai daug galimybių. Ir jeigu taip kalbant apie, aš esu žmogus, kuris norėtų mokytis, tai aišku, kad aš ieškosiu mokymų su lektoriais, kuriuos aš galbūt seku socialinėje erdvėje, skaitau jų straipsnius, gal man per brangus yra šiaip jų mokymai, ne? Sunku būtų įsigyti juos, sunku ten būtų sudalyvauti, o čia tu imi ir gauni. Aš sutinku, kad Lietuvoje yra labai daug galimybių mokytis, kelti savo kvalifikaciją, bet nemokamai niekada nieko nebūna, už tai vis tiek kažkas sumoka. Tai jeigu jūs nemokate, sumoka ES, galima sakyti, kad ES pinigai mums visiškai nesvarbu, darykime su jais, ką norim, bet jūs matote net ir šių dienų aktualijos. ES pinigai irgi yra svarbu, nes juos galima nukreipti labai svarbiems dalykams. O kai mes kalbam apie mokymus, čia labai dažnai
vieši pinigai susiję su skandalais. Na, pavyzdžiui, man pačiam dirbant žurnalistu teko ne vieną tokią temą aprašyti. Pavyzdžiui, verslo mokymai arba verslumo skatinimo mokymai už ES pinigus, kai tu tiesiog nerandi, tie, kas organizuoja juos, valdininkai neranda, kam tie mokymai iš viso galėtų būti įdomus. Ir aš atsimenu, kai tu kalbėsi ir tau sako, mums labai svarbu per kavos pertraukėlę tokį labai puošnų, turtingą stalą suorganizuoti, nes žmonės bent jau pavalgyti ateis, kitaip mes jų parašiukų negausim ir atrodys, kad mes sužlugdami ES projektą, nesugebėjom įsisavinti pinigų. Tai tas žodis įsisavinti yra absoliutus parazitas. Aš jums turiu vieną patarimą. Jeigu jūs einate į tokius mokymus, pagalvokite, ar savo 500 eurų jūs išleistumėte lygiai taip pat, kaip leidžiate ES 500 eurų. Galbūt tada kai kurie dalykai į savo vietas sustos. Jūs suprantat, kokie čia pinigai? Ir tai yra viskas. Ačiū labai, kad buvote kartu. Ačiū labai, kad klausėtės, kad žiūrėjote. Paspaudėte patinka, parašėte komentarą. Kitą savaitę aš planuoju pasimatyti su patronais, nebent kas nors užsidegs. Na, o dar po savaitės grįšiu ir mes pasimatysime čia YouTube. Iki.